Sveiki, aš esu mokytoja Greta ir man labai smagu, kad esate pasiruošę kartu spręsti matematikos uždavinius. Jei patiks tai, ką matysite, paspauskite patinka ir parašykite komentarą. Tai padės ir kitiems rasti šios video bei mokytis kartu. O dabar pradėkime. Šiandienos tema yra mastelis. Tai yra būdas parodyti, kaip sumažintas arba padidintas yra tikrasis daiktas ar vietovė, kad tilptų į popieriaus lapą ar ekraną. Jeigu esate matę žemėlapį arba kokį nors brėžinį, arba statybose, kai būna rengiami planai, tai būna nurodytas mastelis ir tas užrašas atrodo taip: 1/1000, 100 000, milijono, gali būti 1/50 ir panašiai. Ir ką šitas užrašas reiškia? Tai reiškia, kad vienas matavimo vienetas plane atitinka 1000 matavimo vienetų realybėje. Tai jeigu mes turime 1 centimetrą žemėlapyje, tai jau bus 1000 centimetrų realybėje. Dar galime matyti iš kitos pusės tą mastelį, pavyzdžiui, 50/1, tai reikš, kad 50 matavimo vienetų plane atitinka vieną matavimo vienetą realybėje ir tas daiktas buvo 50 kartų padidintas, kad mes jį galėtumėm pavaizduoti ant popieriaus ar kokioje kitoje platformoje. Tai iš biologijos pamokų prisimename tokį dalyką kaip ląstelė. Tai ląstelė yra plika akimi nematoma, bet jeigu mes ją norime analizuoti, kažkaip tai kitaip mokytis, tai mes ją vaizduojame vadovėlyje ir mes ją padidiname labai labai daug kartų. Tai daiktus mes galime tiek didinti, tiek mažinti, o šiandien išspręsime 3 uždavinius ir pasižiūrėsime, kaip tai atrodo uždaviniuose. Pirmas uždavinukas šiandien yra apie dinozaurą, apie brontozaurą, tai didžiulis maždaug prieš 200 milijonų metų gyvenęs dinozauras. Ir šio dinozauro pavaizduoto plakate aukštis yra 11 cm, o ilgis 45 cm. Ir mūsų klausia, koks iš tikrųjų buvo brontozauro aukštis ir ilgis, jei mastelis tame plakate yra 1/50. Tai ką reikėtų padaryti pirmiausia, tai mes užsirašykime mastelį, kuris yra duotas sąlygoje. Ir tuomet pasižiūrėkime, ką mes turime iš tikrųjų duomenų sąlygoje. Tai pradžiai pradėkime nuo aukščio. Pasakyta, kad aukštis yra 11 cm. Tai mums reikia dabar apsispręsti, ar tas aukštis yra plane ar realybėje. Nežinome, kad mūsų tas pirmas skaičius mastelyje atitinka planą, o antras realybę. Tai dinozaurai žinom, kad yra labai dideli ir tie 11 cm tai yra ant popieriaus pavaizduotas dinozauro aukštis, tai aš tą 11 cm rašau iš kairės pusės. O dešinėje, koks yra jo tas tikrasis aukštis, aš nežinau, tai pasižymėsiu x. Ir ką mes čia gauname? Mes gauname proporciją ir mums reikia surasti x. X yra to dinozauro aukštis realybėje. Tai ką reikia daryti? Tai reikia kryžmai sudauginti ir iš to, kas liko, padalinti. Tai kryžmai daugint galiu arba štai taip, arba štai taip. Tai man reikia surasti dabar 2 skaičius, kurie kryžmai susidaugintų. Tai kryžmai aš turiu nebent šiuos 2 skaičius, tai juos tarpusavyje dabar ir dauginsiu. Tai 11 kart 50 ir iš to, kas liko, padalinu. Tai liko nepanaudotas skaičius 1, tai iš jo ir dalinu. Ir čia sudauginę gausim 550 centimetrų. Tai štai turime dinozauro aukštį, o dabar galim apskaičiuoti jo ilgį. Tai vėlgi užsirašysiu mastelį 1/50, čia yra iš sąlygos. Ir jo ilgis yra 45 cm, tai vėl savęs klausiu to paties. Ar tie 45 cm yra plane ar realybėje? Tai atsakymas plane, tai juos ir žymiu iš kairės pusės, o
realybėje to jo ilgio aš nežinau, tai pasižymėsiu kitą raidelę, pasižymėsiu y. Taigi vėlgi ieškosiu y proporcijos pagalba, tai vėl ieškau dviejų skaičių, kuriuos galiu kryžmai sudauginti. Tai matau 45 ir 50 tikrai gaunasi kryžmai ir iš to, kas liko, padalinu. Taigi čia apskaičiavę mes gauname 2250 ir čia vėlgi yra centimetrai, nes centimetrai buvo ir sąlygoje. Sąlygoje nėra paminėta, kad reikėtų išreikšti kitais matavimo vienetais, tai čia ir yra mūsų atsakymas. Aukštis 550 cm, o ilgis 2250 cm. Antrasis uždavinukas apie keturratį. Keturatis važiuodamas 40 km/h greičiu atstumą tarp dviejų miestelių nuvažiavo per 1 valandą ir 15 minučių. Žemėlapyje atstumas tarp šių miestelių pavaizduotas 5 cm ilgio atkarpa ir mūsų klausia, koks yra žemėlapio mastelis. Tai tam, kad gautume mastelį, tai prisimenam, kad mastelis yra žymimas vienas prie kažkokio skaičiaus ir tas pirmas skaičius yra skaičius plane, o antras skaičius yra realybėje, tai mums reikia tų dviejų skaičių. Tai plane mes tą skaičių kaip ir turime, tai yra 5 cm, bet realybėje to skaičiaus nežinome, reikės apsiskaičiuoti, tik yra pasakyta, kokiu greičiu važiavo ir kiek laiko užtruko. Tai pabandykime tą skaičių ir gauti. Tai prisimename greičio formulę. Greitis yra atstumas padalintas iš laiko, tai jeigu mes norime gauti atstumą, tai mums greitį reikia padauginti iš laiko. Tai mes greitį turime, tai yra 40 km/h, laiką taip pat turime, bet mums laiką reikia pasiversti valandomis. Šiuo metu mes turime 1 valandą ir 15 minučių ir kad ir kaip norėtųsi, bet tai nėra 1 sveikas ir 15 šimtųjų, nes valanda tikrai neturi 100 minučių. Mums reikia pasiversti į mišrų skaičių, tai 1 valanda kaip ir viskas tvarkoj, 15 minučių kaip ir ok, bet ką rašyti vardiklyje, tai 1 valanda turi 60 minučių, tai aš jas čia ir parašau ir tuomet šitą mišrų skaičių mes pasiversime į netaisyklingą trupmeną. Tai 1 kart 60 plus 15, vardiklis liks nepasikeitęs. Ir čia apskaičiavę gauname 75/60. Tai 40 dauginsim iš laiko 75/60 ir 40 taip pat galim užsirašyti kaip netaisyklingą trupmeną, bus 41. Ir čia apskaičiavę mes gausime 50. Tai 50 čia bus kilometrai. Ir prisimename, kad mastelis yra įrankis, kuris parodo, kiek kartų buvo padidintas ar sumažintas koks nors daiktas ar vietovė. Ir esmė yra vienodi matavimo vienetai. Tai mums 50 km dabar reikės pasiversti į centimetrus, nes sąlygoje turime būtent 5 cm žemėlapyje. Tai 50 km pradžiai verčiu į metrus, tai 50 dauginu iš 1000 ir tuomet 50 000 dauginsiu iš 100. Ir gausiu centimetrus, nes prisimenam, kad 1 kilometras turi 1000 metrų, o 1 metras turi 100 centimetrų. Tai dabar galime apsiskaičiuoti ir mastelį. Tai 5 centimetrai atitinka 5 milijonus centimetrų realybėje. Tai 1 atitiks x centimetrų ir kaip tą x rasti, vėlgi proporcijos būdu, 1 kart 5 milijonai ir dalinu iš to, kas liko, dalinu iš 5 ir gaunu 1 milijoną.
Ir atsakymas mūsų klausia, koks yra mastelis. Mastelis yra 1 prie milijono. Ir trečiasis uždavinukas šiandien, plane, kurio mastelis 1 prie 200, yra pavaizduotas stačiakampio formos sklypas, kurio ilgis 24, plotis 14. Ir mūsų prašo apskaičiuoti šio sklypo realų plotą kvadratiniais metrais. Tai pradžioje apsiskaičiuokime tą realų ilgį. Tai vėlgi turim išmatavimus 24 cm, tai šitie centimetrai yra plane, o realybėje aš jų nežinau, dėl to pasižymiu x ir ieškau x pagal proporciją. Tai 200 kart 24 ir dalinu iš 1, apskaičiavę gauname 48 su 2 nuliukais. Lygiai taip pat apsiskaičiuokime ir plotį. Tai mastelis lieka tas pats, plotis 14 cm, šitas plotis yra iš plano, tai rašau po kairę pusę, o realaus nežinau, tai pasižymiu y ir vėlgi kryžmai sudauginu ir iš to, kas liko, padalinu. Gauname 2800 ir tiek čia buvo centimetrai, o mūsų prašė kvadratinių metrų. Tai jeigu mes norime apskaičiuoti plotą kvadratiniais metrais, tai parsiverskime ir kraštines metrais. Tai štai čia bus 48 metrai, o štai čia bus 28 metrai. Ir dabar jau turėdama tuos metrus galiu skaičiuoti plotą. Plotas yra žymimas S raidele ir mums apskaičiuojant stačiakampio plotą tiesiog kraštinio su kraštinė reikia sudauginti ir apskaičiavę gauname 1344 kvadratinius metrus. Ir štai čia ir yra atsakymas. Ačiū, kad žiūrėjot. Klausimų ir idėjų kitoms pamokoms lauksiu komentaruose. Jei norite privačios pamokos su manimi, parašykite L paštu. Iki.